Labas visom, sulaukiau šiandien katės siuntos ir joje pagrinde yra Mediteranėje mezginimo siūlai, kuriems yra šiuo metu net minus 45% nuolaida. Ir šie mezgimo siūlai yra 100% Egipto medvilnės ir kamoliukė yra, ir kamoliukė yra, dabar ir pamiršau, kad 230 metrų atsimenu, bet dabar galvoju, jie 100 gramų. Taip, jie 100 gramų. Taip, atsidarom. Spalva, kuri buvo pirmų kartų iš karto nupirkta, tai papildžiau jos tikrai ganėtinai daug. Taip, žiūriu, kur čia tas metražas yra. Taip, 100 gramų, 230 metrų. Pamenu, kad kai jie atsirado, dabar galvoju prieš 2 gal metus ar 3 metus, tai jie buvo kaip ir ėjo toksai Skandinavija vasarinis analogas su žakardo efektu. Mezgant, kad nereikėtų nei galvoti rašto, nei galvoti kažkokių tai derinių. Tiesiog mezgate lygiuoju mezgimu ir turite išties gražaus raštuotumo mezginį. Taip, tai kalbant apie šią spalvą 303, tai atvyko 50 kamoliukų, bet per tą laiką, kai talpinau jau paskutinius kiekius, tai 10 nupirkote, tai turiu 40, kiek mačiau pas tiekėją. Dar šios spalvos buvo, nes prieš video dar pasižiūrėjau. Iš tikro galvoju apie šią spalvą pasilikti vaiko megztukui ir aš, nes iš šios spalvos tai aš vaikui jau esu mezgusi, sunešiojus ir išaugo ir žodžiu, turiu tik tai pačius geriausius atsiliepimus. Aš prieš tai video, kai atvažiavo pirmoji siunta su Mediteranėje, tai kalbėjau kaip tik apie savo megztukus ir pasidalinau savo įžvalgomis. Taip, tai dabar tiesiog gal parodysiu siuntą, kas atvyko. Tai atvyko 305, tai šioji spalva aš iš šios sau mezgiau megztuką, tai mano megztukas yra nešiojamas ir mylimas. Su juo yra viskas gerai ir manau dar daug metų bus nešiojamas. Gal iš tikrųjų neatsibošia. Su katės siūlais esu jau pastebėjusi tai, kad ne tai, kad jie nusinešioja, bet tai, kad tiesiog pabosta metai iš metų ir norisi kažko tai naujo. Ir atsižvelgiant į ilgamžiškumą, matai, kad kokybė jų tikrai yra šio gamintojo siūlų išties labai gera. Taip, dar papildžiau praeitą, kad kažkaip neėmiau šios spalvos 301, bet tiekėjas, kadangi dar turėjo, tai nusprendžiau 10 kamoliukų paimti. Jis tikrai tokia irgi išraiškinga spalva, įdomaus derinio, tai 10 kamoliukų paėmiau. Tiesa, visi šie kamoliukai yra sutalpinti elektroninę parduotuvę, tai juos galite rasti. Ir šiandien jau dalinausi postų, kad būtent šie 302 spalva dėja, bet jau paskutiniai 10 atvyko, tiekėjas daugiau nebeturi. Tai su laiku, manau, artimiausioje ateityje nebeliks visų kiekių, dėl to, kad kaip ten bebūtų ateina pavasaris ir manau, kad juos tikrai pardavėjai greit išgraibstys, tai manau tiekėjas pakankamai greitai jau nebeturės, tad jeigu dar tik tai svarstote, tai tikrai kviečiu įsigyti, nes net nebejoju, kad nepasigailėsite, turėsite gražų mezginį, malonų laiką mezgant ir ilgai nešiojama ir kokybiška, nes iš tikrųjų ne viena klientė jau pirko dabar būtent su šia akcija, nors jau turi iš anksčiau numegztą ne vieną megztuką tiek savo, tiek šeimai, kai kurios jau sakė, kad vaikai išaugo ir tiesiog pirko dar kartelį, nes patikrinta kokybė. Ir kadangi siūlai yra išimami, tai nors ir spalvos yra tos pačios, čia yra pirmo jų leidimo spalvos, tai tikrai klientės perka tas dar, kurių neišsibandė pirmų kartų, kad turėti dar po vieną megztuką nešiojimui. Taip, ką aš dar atsivežiau? Atsivežiau baltą spalvą, tiksliau pieno baltumo spalvą iš Fire Cotton.
Ir klientė viena užsiprašė, klausė, ar aš neturėsiu papildymo paraiso, tai atsivežiau dar paraiso 208 spalvą, nes prašė klientė, kad norėtų įsigyti, tai prigrėbiau ir šiuos. Dėl ko atsivežiau būtent šią baltą spalvą ir tik tai vieną šią spalvą, iš tikrųjų dėl to, kad jau ne vienu savo megztuku, mezginiu tiksliau, katė mane suviliojo ne tik siūlais, bet ir pačiais mezginiais. Kalbant apie kašminą žieminius, tai irgi tiksliau pagal jų modelį, jie įprastai mėgsta megzti atskirom dalim, tai aš mezgiau, nusižiūrėjusi jų modelį, mezgiau apvaliai. Dabar kaip tik mezgu iš Arles Merino Color, kurie irgi beje yra išparduodami, irgi pagal jų modelį, būtent V iškirptės megztuką. Tik manau, kad aš šiek tiek mezgu negu tiekėjo būtent dizainerių sukurtas modelis. Na ir mane labai sužavėjo būtent iš vasaros naujienos, tai būtent šioji suknelė. Neturiu atsispausdinus nuotraukos, tai rodysiu per kompiuterį. Tai va, tai pasidėjau iš karto šitos mezgimo siūlus visus. Visas spalvas turiu. Ir iš tikrųjų galima derinį daryti su visomis šiomis spalvomis, bet gamintojo būtent šioji suknelė, aš tai dar kartą parodau, jinai man labai patiko, turbūt gal netgi tas balta spalva kažkaip padaro tokią paprastą suknelę, iš ties ganėtinai prabangia. Tai derinta yra būtent su 104 spalva, su šia, derinti ši balta spalva. Pagal gamintoją ir pagal vakar aš dar studijavau, kaip šią suknelę megzti, nes šios stiliaus mezgimo aš dar nesu bandžius. Ir galiu pasakyti, kad jau senai noriu pabandyti. Tai štai, galėsiu dar į Patri siūlų parduotuvėje kelti daugiau iš kitų rakursų būtent šią suknelę. Dabar tik tai užstrigo, kaip vadinasi tas metodas mezgimo, kuomet mezgama ratu ir keičiant spalvas, sukryžiuojant siūlą. Tai ką turiu omeny, tai pavyzdžiui, mezgu priekinę dalį šiuo siūlu, tada sukeičiu su šiuo, mezgu su šiuo, būtent šoną, ir pereinu nugarą megzti vėl su marguoju siūlu ir užbaigiu šiuo. Dabar sakau, labai užstrigo man tas metodas, kažkaip dar prieš video nepasitikrinau, kaip jisai vadinasi, bet aš jau labai senai norėjau jį išbandyti. Tai tokiai sukneliai gamintojas rekomenduoja 2 kamuoliukus tokius, būtent Infinity šiuos marguosius, ir 3 kamuoliukus baltus. Tai va. Tai kadangi tikrai labai senai aš noriu pasibandyti šį metodą, aš vis norėjau ant megztuko, norėjau katiną išsimegzti būtent šiuo metodu, bet galvoju, kad reikės pabandyti ant šios suknelės. Tai va, tai ir turėsite abi pusės vienodas. Aišku, galima megzti tiesiog ratu, be baltų intarpų, ir manau, kad tikrai gausit taip pat žavingą, tokią pat žavingą suknelę. Bet man čia turbūt tas toksai, kad va, kaip tik atėjo laikas pasibandyti būtent megzti šio metodo. Nežinau, kaip man pavyks, bet labai noriu. Tai va, dėl spalvos derinio aš tikrai nežinau, kokią aš susiderinsiu. Tiesa, visas spalvas, kaip atrodo mezginėje, jūs galite pasižiūrėti Patri siūlo elektroninėje parduotuvėje ir matysite prie kiekvieno kamuoliuko, tiesiog iš šono pavažiavus ant nuotraukos, yra pavyzdžiai gamintojo, apart, man atrodo, šioji spalva neturi, va šioji neturi spalva, man atrodo. Tai va, tai visi yra parodyta mezginiai, kaip atrodo, būtent šiuos kaip mezginyje išsidėlioja, ir aš manau, kad ir suknelį galima pasirinkti tikrai nebūtinai 104, o galima pasirinkti bet kurį kitą derinį. Žiūriu, vienos spalvos nenugrėbiau, šios spalvos nenugrėbiau. Būtent šitą skraistę, dabar galvoju, nepamenu, 106, man atrodo, čia yra spalva. Tai va, tai, nes visas, sakau, spalvos turi 1, 2, 3, 4, 5, 6, turi būti 7 spalvos, tai va, kaip liko dėžiai gulėti. Tai va, tai galite tikrai derinti ir rinktis bet kurią spalvą būtent iš jų, ir turėsite
manau tikrai, ir galit nebūtinai suknelę, galima net ir palaidinę pabandyti nusimegzti, ar tą patį megztuką, na, žodžiu, čia tiesiog reikia fantazijos. O aš sakiau tikrai suknelę, dar tik tai nežinau, kurią spalvą. Kaip ir norėjau imti pilną pavyzdį gamintojo, tai būtent va šį derinį, 104 spalvą, taip ir daryti kaip būtent gamintojo, bet dar nežinau. Nes iš ties visos man spalvos patinka, šis būtent iš vis labai ryškus toksai vasarinis derinys, 100 spalva. Apie šį galvojau, tai noriu dukrai, bet žiūrėsiu, arba megztukai, gal jie irgi tokia pat suknelė, turėsime abi vienodas, tik tai aš gal nelabai noriu šių spalvų. Norėčiau kažką tai iš kitų. Šitos tai tokios vasodresnės spalvos, vyriškas megztukas iš šių spalvų yra numegztas ir tikrai manau, kad galima vyrišką megztuką, nebūtinai šiaip vyrišką, galima ir moterišką, ir savo pasirinkti spalvos tikrai tokios sodrios, rimtos, bet gražios. Tai va, tai nežinau, dar kol kas dvejonėse, kurį noriu derinį rinktis, iš tikrųjų svaršiau apie šį, nes man šis labai kažkaip patiko. Būtent garstyčia, žalia spalva ir mėlyna ir tokia hakė. Pagrindė einančios spalvos, tai šis man irgi patiko, tai žiūrėsiu. Bet manau, artimiausio ateityje pradėsiu. Tai norinčios galite irgi kartu. Pamokos nedarysiu, bandysiu tiesiog pati savo, gal nebent kažkokias tai mini tokias įžvalgas padarysiu, nes tikrai tą metodą esu daug nagrinėjęs ir žiūrėjusi, bet pati dar nesubandžiusi, tai matyti dabar atėjo tas laikas, kada reikėtų pasibandyti ir nusimegzti pagaliau. Nors tikrai guli begalės pradėtų mezginių ir prie kurių norisi visų iš esmės prisiliesti, bet ką, kaip ir visur laiko stoka ir tik tai 2 rankos. Na tai ką, tai ačiū, kad žiūrėjote, keliauju aš toliau dėti mezgimo siūlus atvykusius į elektroninę parduotuvę ir susitiksime kitais kartais su kitomis siuntomis. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir ate.